1970 metais senamiestyje ant jo namo atidengta memorialinė lenta. Šiame name 1864–75 metais gyveno rašytojas Motiejus Valančius. Po namo remonto 1985 metais lenta dingo. 2011 kovo 9 dieną, minint vyskupo 210-asias gimimo ir Žemaičių vyskupijos 600-asias metines, ant Kauno miesto muziejaus pastato atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu. Šiame name 1864–75 metais gyveno Žemaičių vyskupas, didysis tautos švietėjas, Blaivybės sąjūdžio pradininkas Lietuvoje, rašytojas Motiejus Valančius. Rugsėjo 25 dieną Rotušės aikštėje šalia kunigų seminarijos pastatytas Rimvydo Sidro Kaunui dovanotas paminklas. 2012 metais, tvarkant paminklo prieigas, jo užnugaryje įrengta granitinė plokštė, kurioje autentišku vyskupu braižu įkaltas Motiejaus Valančio, bet 1875 metais parašytas testamentinio laiško fragmentas. Metais Švento Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Vilniaus gatvė 1 virš kriptos, kur vyskupas palaidotas, pastatytas paminklinis biustas iš gipso ir marmuro lenta su epitafija. Šioje šventovėje palaidotas švento atminimo Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Gimė 1801 metais vasario mėnesį 16 dieną. Mirė 1875 metais gegužės mėnesį 17 dieną. Per 25 metus uoliai valdęs vyskupiją, buvo žymus vyskupas, valdytojas, rašytojas ir liaudies tėvas. Pakėlė savo aviją švietimą ir dorovę, nusipelnė visų pagarbą ir paliko negęstantį atminimą. Ramybė tavo vėliai, garbingasis ganytojau. Iki 1957 metų epitafijos tekstas buvo lenkiškas.
1940 metais Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pastatyta knygnešių sienelė, kurioje įamžinti 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių. Antroje lentoje pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai. Greta kitų įrašyta Valančius Motiejus, vyskupas. 1950 metais paminklas nugriautas. 1997 birželio 7 dieną atstatytas. Metais Žaliakalnyje Saulės gimnazijos fasado papuošė Motiejaus Valančiaus reljefinis portretas su kryžiumi ant krūtinės. 1953 buvo užtinkuotas.